Aš labai noriu padėkoti visiems, kurie nepabūgo tokio vėsaus darganoto oro ir dar visi taip labai aktyviai kažkaip paskutinė minutė, pilnas telkinys, visi sugužėjo į šitas varžybėlės. Galiu pasakyti, kad šitos varžybėlės šį sezoną, manau, tikrai jau paskutinės bus. Noriu jums tikrai pats asmeniškai paploti už jūsų tokį ryžtą, už tą norą suremti meškeres ir dar nepadėti meškerių, kaip sakant, į kampą. Tai aš jums paplosiu, tikrai dėkui jums. Yra ir naujokų, yra ir tų senių, kuriuos jau vieni kitus jau pažįstat, matot ir taip toliau. Noriu padėkoti dar savo kolegom, kurie dalyvauja Lietuvos čempionate. Tikrai stiprus vyrai, noriu jums visiems padėkoti, tie, kurie dalyvauja ir tie, kurie nedalyvauja. Galbūt kažkada prisijungs prie mūsų, prie asociacijos, prie metodo fiderio. Ir daugiau noriu padėkoti, aišku, tiems karpiukams, kur čia gyvena, kurie mums tikrai, nežinau, kaip šiandien jie suteiks džiaugsmą ar nesuteiks. Vakar, kurie buvo, tai tikrai turėjo gan gerų emocijų, gan aktyviai kibo, nesvarbu, kad tas oras toksai buvo permainingas ir visa kitka. Noriu padėkoti Akvilegijai už šitą telkinį. Noriu padėkoti Lucky Tackle už įsteigtus prizus. Noriu padėkoti Krante LT už įsteigtus prizus. Noriu Kilbukui, noriu padėkoti Deepexui, kuris buvo prie mūsų. Noriu padėkoti Allergrove už jaukus pašarus sezono metu, kur mums davė dovanų. Noriu padėkoti J Grove Pros ženklui už Britkelnes įsteigtus prizus, kur buvo. Principė visiems. Aišku, Paliučiui už gerus guminius, kur gavo visi ten ir kaliošių, ir guminių ir taip toliau. Gero laiko ir ką? Einam burtų traukti? Traukiam burtus, šildom rankas ir ruošiamės paskutiniam 2024 metų Akvilegijos varžyboms. Oras atrodo pats tas. Nelyja, lengvas rūkas, bus labai įdomu pamatyti, kaipgi tie karpiai judės. Ilgai netrukus žvejai išsitraukė sektorius ir sulaukę signalo užsimeta meškeres. Pasižiūrėkim, kaip jiems sekasi. Vaikštinėjant aplink telkinį pavyksta ateiti prie žvejo, kuris ką tik pakirto karpį. Pasigrožėkim. Karpiai geltoni, kaip rudeniniai medžių lapai. Kitame krante žvejų karpis surinko šalimais esančių žvejo valus, todėl reikėjo suktis iš padėties ir žongliruoti 3 meškerėmis. Bet visgi pavyko karpį išlupti krantan. Kaipgi sekasi Algiui? Galiu pasakyti, žuvis kai kam kiba, kai kam ne. Visi laukiam to išganingo kibimo. Žuvis vakar tikrai gerai kibo, o šiandien kai kam gerai kibo. Neblogai kibo. Tai va, sezonas viskas uždaromas, jau daugiau varžybų čia nebebus. Šiais metais. Tikiuosi susitikti su jumis kitais metais, labai lauksim. Žuvis paaugusios, stiprios. Dar jos sustiprės. Aš manau, kad bus dar tų kibimų, dar šiais metais bus tų kibimų. Kas norės, galės atvažiuoti ir žvejot. Buvo organizuotos, buvo organizuotos 6 varžybos. Per šiose varžybas pastebėjimas tas yra, kad labai gerai karpiai auga, didėja jų svoris, pagavimai irgi didėja,
Tai aš labai džiaugiuosi šito telkiniu ir manau, tokiais tempais judant žuviai, augant žuviai, daug dievė, kad jinai nesirgtų, manau, kad bus labai geras telkinys. Dabar jis jau geras ir bus dar geresnis. Vienam žvejui sulūžo meškerė, na, o kitam pavyksta įkirsti kažką stambesnio. O tas stambesnis yra 14 kg karpis. Pasižiūrėkite. Kažkokius kibimus turi daug žvejų. Vieni daugiau, kiti mažiau pagauna, bet telkinys dar nemiega. Žuvis maitinasi, todėl ir emocijos smagios. Kadangi paskutinis šių metų varžybos truko ne visą parą, jos pasibaigė labai greitai. Na, o dabar metas sverti žuvį. Įdomu, kągi reiškia ši Algirdo veido išraiška. Nu ką, sezonas susidarė. Paskutinės varžybos įvyko Akvilegijos taurėje. Aš labai džiaugiuosi už jūsų kantrybę, už jūsų pastangas pagauti žuvį. Žuvis nebuvo ant tiek aktyvi, bet kas gaudė, tas pagavo. Aš labai stengiausi, kaip sakant, jūsų neskaudinti, stengiausi nelaimėti, tai vat, taip ir išėjo. Aš tau Algi padėjau. Jo, dar padėjo Rainis man, tai vienu žodžiu mes stengiamės nelaimėti. Tai vat, tie, kurie laimėjo, tai turi paploti mums, kad mes nieko nepagavom. Kad mes stengiamės. Jo, ir niekas neploja. Rėmėjų tikrai mes turėjom šiais metais daug. Turėjom, skaitykim taip, Lucky Tackle, Kęstas Kovalenkovas, Krante LT, Aurimas Rinkus, Kilbukas, Giedrius Judeckas, Deepex, Gintautas Daunys, Alerakva turėjom Paliutis, Valdas ir Akvilegijos savininkas. Pros už britkelnes, už guminius batus. Šitas telkinys turi tokią įdomią tendenciją, gan dažnai lūžta meškerė. Kai kam tas atsitiko jo. Ir šalia stovi du, o vienas ir kitas laužytojai. Vienas per vienas varžybas sulaužė, kitas per standartus. Ir tau lūža? Nu va, vienu žodžiu, yra kaip yra. Nu bet svarbu, viršūnėlė tai paplojam, kad daugiau taip nebūtų. Big Fish'ą įnirtingoj kovoj, pamačius vieną žuvį ir tą pačią sužvejojus, pagavo Andrėjus Logvinenko, kuris svėrė 14,50. Sveikinam. Mačiau tą. Gyvulį, jo. Va. Garbinga trečią vietą įnirtingoj kovoj užėmė Robert Liubotskis. Sveikinam. Aš kaip stabiliai žiūriu. Jo. Labai sunkiai kovodamas, sunkiai traukdamas, vos meškerę išsaugojo su ta pačia viena žuvim, užėmė antrą vietą mūsų Andrėjus. Sako, treniruotės kažkaip tai jos be rezultatų nepraeina veltui. Čia karts nuo karto atvažiuodavau, nu ir sako, Algi, norim atvažiuoti.
Tai vienas, tai kitas, tai vienas, tai kitas. Nu blemba, Arūnas ten pastoviai su Donatu sako, varom, varom. Tai ką, Donatas tada gerai pasirodė, įspaudė ir dabar buvo gražu žiūrėti iš kampo, kaip tu gaudė. Donatai, su pirma vieta tave. Pagaliau. Mane prarado draugą. Pasiplojam vieni kitiems, manau. Grajus geras buvo, ačiū Jums už korektišką kovą, vyrai. Dar telkinys priminė žvejus. Aš pats noriu irgi atkeršyti jiems. Kol ledas neužšals, dar gaudysim čia žuvį. Tai va, kas norėsit, mielai kviečiam, prašom. Varžybos viskas baigėsi šiais metais. Lauksiu Jūsų kitais metais. Iki.